Turim labai fainą sutartėlę, labai smagu su jumis dirbti, bet kaip be būtų, laikas eina į pabaigą ir būtų labai gerai aptarti sąlygas ir išgirsti jūsų lūkesčius ir apsispręsti, kaip galėtumėm dirbti toliau. Iš tikrųjų, norėtume tęsti su jumis sutartį 2 metam ir pasiruošę dėrėtis ir kalbėtis, kokie jūsų poreikiai ir sąlygos ir ką mes galime už tai sumokėti jums. Nuomininkų skaičius augo, praeinamumas didėjo ir galėčiau daryti tokią prielaidą, kad to nepakako. Tai manau, kad mes tikrai tą momentą galime aptarti ir rasti bendrą sprendimą, kaip padidinti tą švarą. Kokios būtų jūsų tos papildomos sąlygos, nes mes dabar turime sutartį vertės 180 000 eurų. Taip. Ir ar keistusi tada kaina bendra sutarties ar kiti dalykai? Galbūt prie to klausimo reikėtų prieiti kompleksiškai ir pradėti nuo to, kad sutarties kainą mes vienu ar kitu atveju truputėlį norėtumėm koreguoti, nes ir darbo kaštai didėja, minimali alga didėja. Be viso to mes planuojame investiciją. Norėtumėm robotizuoti tam tikrų zonų valymą. Tai jeigu grįžtumėm prie kainos, iš tikrųjų mano lūkestis būtų be viso to papildomo valymo truputėlį kainą padidinti, kaip ir minėjau. Tai mano lūkestis būtų be to papildomo darbo turėti apie 210 000 kainą. Leiskit paklausti, ar jau išbandėte tą robotą, ar mes būtume tie pirmieji, kurie išbandytume? Deja, neturėjom tokios galimybės. Pratęsimui ir grįžkime prie sanitarinių zonų ir virtuvėlės valymo. 3 kartų mums gal ir būtų per daug, nes dabar turim 1, tai pabandytume 2 kartus. Tai ir tada tas būtų mums svarbu, 3 kartų nereikia ir tokiu atveju koks būtų jūsų kainos pasiūlymas? Dar aš norėčiau pabrėžti, kad mes planuojame įsivesti kokybės kontrolę. Tai naują žmogų, kuris kartą per savaitę atvažiuotų jūsų patalpas, nenustatytų grafikų, tiesiog patikrinti kokybę. Girdžiu jūs, bet, kaip sakiau, 5 metai šiais laikais tokioj dinamikoje yra labai ilgas laiko tarpas. Peržiūrėti sąlygas kasmet. Tai yra lygiai tas pats ir nutraukimas sutarties galėtų būti trauktas. Tiesiog nereikėtų mums grįžti po 2 metų prie tų sunkių derybų ir to bendro taško suradimo. Ką jūs manote apie 4 metus su sąlyga peržiūrėti kasmet? Žinokit, aš tikrai labai girdžiu jūsų tą aistrą robotams ir pati norėčiau kažkaip išbandyti, bet galėsit kokią vieną dieną, jeigu susitarsim, pasirašysim, padaryti mums tiesiog prezentaciją ir mes tikrai tada pasvarstysim, bet kol kas gerai, aš irgi būsiu seminavadiškas, nes laikas baigėsi, aš jums biškį daviau ekstra. Ačiū. Kaip manipuliacija balso intonacijom. Nes kai dabar pabaigoje komentavai, tai komentavai normaliom balso intonacijom, dalykinėm, viskas tvarkoja. Kažkodėl tai dėrybose su Daiva labai jau saldinai balsą. Tai jeigu norėjai iškart pateikti sprendimą, ten toks biški buvo sakinys 2 gal teisinimas. Nereikėjo nieko teisins, reikia pasakyti, ačiū, kad pastebėjot, turim sprendimą. Apie ką čia tikslas? Ten buvo vienas punktas, iki jo mes iš tikrųjų ir nedėjom. Bet tas, kai pasirašai nuokrypis nuo grafikų minimalus, tai čia tas pats, kad belenkaip kažkada būsiu daug labai laimingas. Nes tas klausimas, toks privalumų klausimas yra geras, pasakai savo poziciją, savo argumentaciją ir paklausi kitos pusės, ką jinai apie tai galvoja, kad pakomentuotų ir tada galėjau atsirinkti, žinai, iš to, ką jinai pasako, kas tinka tau. Čia susidūrė 2 tokie skirtingi stiliai. Ir tie skirtingi stiliai, aš nesakyčiau, kad vienas geresnis, kitas blogesnis. Aš vis gal, bandžiau stebėti, ar Alfredas su to humoru sugebės išlikti konstruktyvus. Ar pas jį tarp humoro nepaskes esmė. Turinys, sakykime. Ir nepaskedo, mano nuomonė nepaskedo, jisai sugebėjo pajuokauti kelis kartus, šildydamas truputį ir Daiva priešingai, jinai pradėjo labai racionaliai, labai struktūrizuotai. Man patiko, kad Alfredas vis bandė formuoti paslaugų krepšelį. Jis vis grįždavo prie to ir vis jį formuodavo. Po to irgi taip švelniai pateikdamas kažkokį prašymą už tai. Aš šiek tiek gal pačių derybų pasigėdau, nes aš suprantu, kad laikas spaudžia, jūs turit savo tikslus iškeltus, prie jų dar prieisiu, bet
Esminis dalykas, kad jūs pardavinėjot daugiau negu dėrėjotės, nes iš esmės kiekvienas kalbėjot, ką patys galėtumėt pasiūlyti, bet neklausėt, kogi nori kita pusė. Ir ten buvo labai gražių sąlyčių taškų, kur galėjote abudu išlošti ir tiek pinigais, tiek ir Ačiū labai jums. Gerai, ačiū komisijos nariams. Geras rezultatas, 11-6. Geriau pasirodė Daiva.